Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus. Gyvenimą žmogui teikia daug galimybių, svarbiausia tinkamai jas išnaudoti. Tada darbai ir siekiai įgyja prasmę. Ir vis tik, kaip svarbu būti vertintam ir pastebėtam. Siekiančiam tikslų tai didelė paskata, o šiltas žodis, padėka, dėmesys, kasdienio darbo įvertinimas. Gražios tradicijos užgimė Šiaulių rajone, Kuršėnų kultūros namuose pagerbti mokiniai ir pedagogai. Šiaulių rajono žvaigždės ir žvaigždutės. Visus metus vyksta labai daug olimpiadų, konkursų. Mūsų mokiniai aktyviai dalyvauja ir švietimo centro organizuojamuose renginiuose, ir tarptautiniuose, ir respublikiniuose. Tai vat ir kilo tokia idėja, kad reikėtų vis dėlto juos sukviesti vieną būrį, pasidžiaugti jų laimėjimais, tiesiog parodyti jiems dėmesį ir tarti nuoširdų ačiū už jų visą darbą. Tai šiandien turime apdovanoti 340 akademinių, meninių ir sportinių pasiekimų nugalėtojus, prizininkus ir 160 jų mokytojų. O čia vat juos ir visa rajono švietimo bendruomenė, ir politikai, ir vadovai vat atkreipė dėmesį, pasveikina ir mes taip labai gražiai užbaigiam mokslo metus. Aš galiu tik pasidžiaugti iš tikrųjų, kad ir rajonas, ir rajono vaikai, ir mokyklos sugeba susiorganizuoti tokį renginį, tai pirmoje vietoje, padėkoti švietimo centrui už tokį organizavimą ir sugebėjimą sukviesti tiek daug žmonių. Ir savaime aišku, kaip ir kiekvienas miestas, kaip ir kiekvienas rajonas, kaip ir kiekvienas Lietuvos gyventojas, taip ir mes turime kuom pasidžiaugti. Ir savo olimpiadininkais, ir sportininkais, ir moksleiviais. Ir būtent šiame renginyje bus visi šie žmonės apdovanoti įvairiausiais diplomais, pagyrimais, kad taip pat studentai, būsimieji, mokiniai turėtų iniciatyvą toliau mokytis, stengtis, siekti pasiekimų įvairiausių sporto, meno srityse ir mokytis ir būti mūsų rajono pažiba ateityje. Norėčiau padėkoti ypatingai mokytojams, kad jie sugeba mokinius išlavinti, išmokinti visų dalykų mokslo ir pasiekti tokių gerų rezultatų, nes kiek esu lankęsis mokyklose, kartais mokytojai, labai dažnai mokytojai imasi įvairiausios iniciatyvos, netgi neatsižvelgdami į mokyklos kažkokios nurodymus ar kitas procedūras. Jie daro daug visokių užklasinės veiklos, stengiasi mokinius organizuoti, kviesti po pamokų ir kad kuo daugiau mokiniai dalyvautų įvairiausioje savo sportinėje, visuomeninėje veikloje. Todėl noriu tik pagirti ir padėkoti jiems, pedagogams, kad jie taip sugeba ir stengiasi dėl mūsų vaikų. Asociacija Linas Publikum daugelį metų stengiasi ir siekia, kad švietimo paslaugos gerėtų ir tobulėtų. Šiandien mes susidurėme su tokia problema, kad yra gabių daug vaikų, bet kartais jie tiesiog neturi galimybių ar trūksta labai mažai, kad galėtų įstoti į jų norimus universitetus, mokyklas tolimesnės ir siekti savo patinkančių rezultatų. Yra pavyzdžių, kai mokiniai išvažiuoja po mokyklos į Londoną, į užsienį ir tenais dirba, nes neturi pinigų tiesiog studijuoti. Ši iniciatyva asociacijos yra įsteigta tam, kad būtų galima tokius mokinius išlaikyti būtent Lietuvoje ir kad jie galėtų, bent jau maža dalim prisidedant mūsų asociacijai, galėtų mokytis Lietuvoje ir likti, dirbti Lietuvoje. Būtent toks ir yra pirminis tikslas, kad mes asociacija kažkaip tai motyvuotų tą mokinį, kad jisai galėtų džiaugtis Lietuvą, galėtų čia išsilavinti, galėtų baigti universitetus ir tikėtis, kad jie čia ir liks dirbti, nes dabar emigracija labai stipri ir buvo iš to kilo visos tos mintis, kad pasistengti kažkaip tai išlaikyti savo studentus, savo mokinius, savo protus Lietuvoje. Iš kiekvienos mokyklos, gimnazijos, tie, kurie turi abiturientus, kurie baigė dabar jau ir stos universitetus šiais metais, tai yra atrenkama po 3
ir yra sudaryta iš mokytojų, iš kiekvienos mokyklos atstovų komisija, kuri vertins kiekvieną kandidatūrą. Tai kandidatūrų yra dabar apie 15 ir bus vertinama ir atrenkama 3 pagrindiniai laimėtojai. Aš visą laiką save laikiau gabiu mokiniu, taip kad nelabai nustebau. O kurioje srityje tau sekasi labiausiai? Labiausiai biologijoje ir chemijoje, gamtos moksluose. Ar su tais dalykais sieji savo būsimas studijas? Taip, ketinu studijuoti biochemiją. O ką tau reikštų parama? Parama reikštų, žinoma, lengvesnį gyvenimą, gal ne tiek man, kiek mano tėvams, vis dėlto kažkokį finansinį užtikrintumą, kad tikrai galiu susitelkti į mokslus ir man nereikia rūpintis, kaip susimokėti už tą mokslą ar už gyvenimą. Pirmiausia, tai yra didžiulė pagarba man, o antra vertus, manau, būtų labai malonu gauti kažkurią tai vietą ir būčiau vertinta už savo darbą, nes iš tikrųjų gan aktyviai dalyvaudavau tiek visuomeninėje veikloje, tiek mokyklos gyvenime. Planuoju studijuoti viešąjį administravimą. Ką tau reikštų piniginė parama? Piniginė parama galbūt pirmiausia būtų paskata, kad visuomet mano žmogaus darbas yra įvertinamas, o antra vertus tai būtų finansinis stabilumas kažkoksai ir postūmis į priekį. Stenkitės, nebijokit, dalyvaukit, ieškokit ir rasit, nes galimybės yra tikrai suteikiamos. Norėčiau palinkėti kiekvienam rajono ir Lietuvos studentui, bebaigiančiam mokyklą, bebaigiančiam laikančiam egzaminus, palinkėti, kad jis tikrai galvotų ir nepleistų savo svajonių ir siektų tų svajonių išsipildymo, kaip tai bebūtų sunku, nes ilgai bedirbant ir daug darbo įdedant galima pasiekti visokias ir įvairiausias svajonės. Todėl visiems noriu palinkėti tų svajonių išsipildymo, noriu palinkėti gerai išlaikyti egzaminus, noriu palinkėti geros vasaros. Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus.